Sveiki atvykę į Kabalos Akademiją Lietuvoje platformą pasikalbėti visai visuomenėje bendromis temomis. Šiandienos mūsų pokalbio tema – vartojimo ekonomika. Transliaciją tiesioginėme eteryje galite stebėti Kabalos Akademiją Lietuvoje YouTube ir Facebooko platformose. Visus norinčius sudalyvauti mūsų diskusiją kviečiame arba pasijungti į Zoom platformą, arba tiesiog tuose pačiuose socialiniuose tinkluose susirašinėjimuose parašyti savo atsakymą į dabar aptarinėjimą klausimą. Diskutuodami laikysimės tam tikrų taisyklių. Tai yra, pirma, kad būtinai pasisakome visi, kalbamės iš eilės ir realiai bendrai vienam klausimui turim 7 minutės. Reiškia, visi kalbėsime 7 minutės, vieną klausimą, apsuksim ratų tiek, kiek reikės. Klausomės, nesiginčiam, svarbiausia yra išgirsti savo pašnekovus. Visi rato dalyviai esam lygus ir viskas rezultatas, kurį pasieksime, priklausys nuo mūsų susivienimo ir bendrų pastangų. Šios dienos dalyviai, tai išvardinsiu tokią tvarką, kokią mes toliau ir bendrausime. Tai Virgis, Vida, Marius, Arūnas, Darius, Grigorijus, dalyviai iš socialinklų ir moderatorius Artūras. Ką tik baigėsi laida iš ciklo po koronaviruso. Ir laidoje nuskambėjo tokios citatos. Šiandien žmonės bijo ką nors pirkti, kur nors važiuoti, nes nežino, kas bus su jų darbu. Klausimas. Kokios naujos kilmės baimės išryškėjo koronaviruso epochoje? Kokios jų priežastys? Dar kartą pakartoju klausimą. Kokios naujos baimės išryškėjo koronaviruso epochoje, kokios jų priežastys? Prašom, Virgi. Sveiki. Kiekvienas pokytis įneša tokio neužtikrintumo. Tai ir įprasta mums vadinti baimę arba, kadangi nėra patirties tame, kas vyksta, nemokam su to susitaikyti, nemokam to priimti. Ir kiekvienas pabuvęs, sakykime, koronų atskirty namuose, pajutė, kad gali nutrūkti ta pati gija, darbo gija, santykių gija. Ir gal dar ir daugiau, kas kiekvienas tai pajutė individualiai. Tai va tos pagrindinės baimės, atskirties baimė, būti pačiam su savim tapo iššūkiu ir sukelia tokį visuomeniai rezonansą, kas bus toliau. Galbūt neteksiu darbo, galbūt neteksiu santykių, galbūt. Tai, kaip ir nauja mum, todėl ir atrodo baimės. Pratęskite. Pirmieji mėnesiai buvo tokia pauzė, ją vadinam baimėmis. Kas čia bus, niekas nežino, vaistų nėra. Bet žmogus, žinote, toks gyvūnas, kuris greitai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų. Jis greitai adaptuojasi. Kaip parodo statistika, tai pirkimai, apyvarta parduotuvių nepadidėjo ir nesumažėjo, alkoholio gėrimas toks pat, koks buvo, toks ir liko. Tai yra, ta prasme, pagrindinė baimė, reiškia, čia yra pagrindinė baimė, jeigu neturi ko valgyti ir ant stalo ko nors. Tai va, šita baimė nebuvo žmonėse pasieta, aišku, bedarbystė, bet žmonės greitai irgi persiorientuoja į naujus verslus. Jeigu pradžioje žmonės prašė, padėkit išlaikyti verslą, duokit viešbučiam pinigų, paskui suprato, kad vis dėlto šitas biznis jau nebebus tokio apimčių. Todėl tos baimės pereina į kūrybinę plotmę, į kūrybinės paieškas, kaip iš kitur išgyventi. Ir čia reikėtų pasakyti, kad šalia šito dar jeigu žmogus atrastų savikūros, save pradėtų kurti, tai ir aplinka pas jį pasidarytų kūrybinė. Atsirastų ir verslas, ir dingtų tos baimės, kai esi užsiėmęs, tai nėra vietos baimiai. Tai manau, kad koronavirusas padarydamas pauzę mūsų gyvenime, kokia ilgai jinai bus, nežinau, bet jinai daro ir gerąjį dalyką. Tai yra priverčia mus sustoti ir apmąstyti, ko mums iš tikrųjų reikia. Kaip žmogus, kas yra žmogus, kur link jis turi augti ir kur link turi vystytis. Ir
pagaliau suvokti, kad mes patys esam savo gyvenimo kūrėjai. Toliau. Norisi Vida pratęsti. Iš tikrųjų, tos baimės atsirado kaip ir žmogus keičiantis ekonominiai situacijai, bijojo dėl darbo. Darbas taip pat čia buvo aktuali tema, bet tik tais buvo dar didesnis neaiškumas, neapibrėžtumas, nes nežinojom, jeigu ekonominė krizė galima šiek tiek dar kažkiek prognozuoti, kad kažkada tas bus pakilimas, atėjus koronavirusui, kurio iš viso žmonija nepamena kažkas tokio, kad buvo, tai sunku įsivaizduoti, kad kiek tai gali užsitęsti, kiek ta būsena tęsis, kiek tokiai krizai galima giliai panirti. Iš tikrųjų, žmonės, kaip ir anksčiau, kaip, sakykime, 20 amžiaus, nuo pat pradžių galima sakyti, visas dėjo būtent ant to resurso, kiek aš turiu pinigų, kiek aš galėčiau laiko išbūti namuose, sakykime, su tais piniginiais resursais. Tai aišku, kėlė namuose ir į tam tikrą įtampą šeimos tarpe, tas neapibrėžtumas, tas, kaip sakyti, ta baimė. O priežastis tai žinoma, kurios, kaip ir minėjau, kurios visiškai buvo neprognozuojamos, žmonijai visiškai nepažįstamos, kai žmogus tiesiogiai susiduria su gamta ir nežinome, ko laukti. Toliau. Iš tikro, žmonėm išryškėjo, žmogus visą laiką nerimą turi dėl ateities, kaip jis rytoj gyvens, iš ko gyvens. Ir šitas koronos viruso etapas parodė, kaip gali būti, iš tikro, kas atsitiks. Nėra darbo, nėra už ką maisto nusipirkti, galų gale parduotuvės nedirba ir dar visokie kitokie. Tai tiesiog tas nerimas, kurį žmogus turėjo, bet nelabai suvokė, kaip jis atrodo, tai jis dabar tiesiog jį pamatė, pačiupinėjo. Ir kaip ir minėjo ir Vida, ir kiti, kad jis tada vieniem į paniką nuvėjo, kiti pradėjo ieškoti išeičių iš tos situacijos. Ir aš manau, daugumai neblogai sekasi, gerai tvarkosi. Bet nerimas vis tiek jisai dalykas toksai, kad jeigu dabar kažką pavyko padaryti per tą viruso laikotarpį, tai vis tiek nerimas yra, kaip tęsis, kaip jis keisis, vėl nerimas, dar naujas. Jis visą laiką bus. Tiesiog tikriausiai visą laiką tas nerimas turi būti ne panikai kelt ar dar kažką, bet ko gero, kad žmogui sukelti, nežinau, minčių, pasižiūrėjimų į save, bet kaip ir minėjau, kad sustot galėtų pasižiūrėti, kažką naujai pamatyti. Toliau. Kiekviena krizė turbūt atneša neapibrėžtumą ir žmogus ar šeima, kaip Lietuvoje sakydavau, ūkis šeimos perskirsto lėšas ir jeigu, tarkim, yra ta piramidė vadinama, tai neapibrėžtumas skatina taupyti ir atsidėti lėšas, taip vadinamus tuos lašinius, tom žemesnėm pakopom. Juk svarbiau turbūt turėti ką valgyti, o ne kad eit nusipirkti naują automobilį. Todėl krizė bet kokiu atveju pristabdė ir netgi buvo Lietuvoje tokia statistika, buvo paskaičiuota, kad didžioji dalis šeimų neturi praktiškai jokių santaupų. Todėl dabar rekomendavo turėti bent 2 mėnesiam šeimom santaupas kažkokias, kad galėtų išgyventi 2 mėnesius netekus darbo. Todėl praktiškai visas vartojimas maždaug 2 mėnesiam ir sustojo. Ir dabar po tų 2 mėnesių kaip ir vėl truputį atsigauna. Iš kitos pusės krizė ne tik neigiamus dalykus atneša, bet vieniem tai yra darbo praradimas, bet iš kitos pusės tai yra ir kūrybiškas požiūris, ką aš toliau darysiu. Tai skatina bet kokiu atveju tobulėjimą, santykių peržiūrėjimą. Čia lygiai taip pačiai kaip
suinstaliuoti naują operacinę sistemą, perkrauti reikia tada visą aparatą ir akivaizdu būna, kad nauja sistema jau būna tobulesnė ir geresnė. Lygiai tas pats bus ko gero ir su visuomenė. Po viso šito viruso išeisim su geresniais santykiais ir su kažkokiu geresniu, didesniu pozityvu. Perduodu. Ačiū, Grigorijau. Tau teks palaukti kito rato, baigėsi mūsų 7 minutės. Neturime kol kas atsakymų iš soc tinklų, tai noriu paraginti aktyviau. Yra šiandien mūsų nuolatinės dalyvės Natalija. Pasiūlom, Natalija, jeigu tu su mumis rašyk, laukiam tavęs. Antras klausimas. Taip, citatos iš laidos. Mes visiškai atskiriame tai, ką žmogus turi duoti visuomeniai, nuo to, ką žmogus turi gauti iš visuomenės. Ir tų dalykų niekaip nesiejame. Tai, ką turi duoti visuomeniai, priklauso nuo mano auklėjimo. Tai, ką gaunu iš visuomenės, priklauso nuo to, kad esu žmogus, gyvenu šiame pasaulyje ir man reikalingi tam tikri dalykai, kad galėčiau egzistuoti ir save realizuoti. Kita citata. Visuomenė turi duoti žmogui ne daugiau ir ne mažiau to, kas būtina jo egzistavimui. Ji privalo užtikrinti jo normalų egzistavimą. Ir klausimas. Kas reikalinga, kad žmogus galėtų gyventi oriai? Kokiu būdu matuojami žmogaus poreikiai? Dar kartą, kas yra reikalinga, kad žmogus galėtų gyventi oriai ir kokiu būdu matuojami žmogaus poreikiai? Prašom, Grigorijau. Kad žmogus būtų patenkintas jo, tai priklauso nuo auklėjimo, kokias vertybės. Tai, pavyzdžiui, aš sutinku porą vyrų ten prie parduotuvės, prie supermarketą. Eina pas mane dieną, sako. O ką darysim? Paimsim alaus arba diktinės, jungsim YouTube, pažiūrėsim boksą. Tai būtinybė tokia. Ir ta baimė būtų, jeigu praras jisai YouTube ir alaus, tai ir baimė didžiausia kitam neskris, kitas neskris į kažkur tai Turkija kokia, irgi baimė, kitas užsikrės. Tai poreikiai priklauso nuo auklėjimo. Kokias vertybės yra pas visuomenę. Kokią vertybę turi visuomenė, aš tiesiog pilnai 100% priklausau nuo tos aplinkos. Kad aš nebūčiau kažkokia balta varna, aš siekiu tokių vertybių ir pas mane tokie reikalavimai, kokie maždaug vidutiniškai pas visuomenė, kad neatrodytų prasčiau. Tai tiek toliau. Ačiū, Grigorijau. Mano požiūriu, kad patirti naują save, naujoj visuomeniai, tai reikia dėti tokį žingsnį į save, pirmą pažinti save, mokytis iš to savęs pažinimo ir po truputį integruotis į tą visuomenę. Nekelti jokių lūkesčių dabartiniai visuomeniai ir nebandyti jų prisitaikyti pagal pokytį. Tai yra kaip seno drabužio matavimasis. Tarsi tu tada pradėsi matuoti, kad ar tas nepasikeitė, aš pasikeičiau, tas mažiau, tas daugiau ir atsiranda toks konfliktas ir piniginis konfliktas, ir materialus, ir koks nori, moralus ir visa kita. Tampi tokiu cerberiu. Jeigu tiesiog dėtum pastangą suprasti vienas kitą ir ta visuomenė suminkštėtų, jinai pajaustų, kad tu stengiasi priimti mane tokį, koks aš esu. Aš duodu pastangą tau būti tokiam, koks tu esi, visiškai neįtakoju tavo pasikeitimo kaip stumimo jėgos pagrindu, bet supratimo pagrindu jau tu keitiesi pats. Tai aš įsivaizduoju, kad toks integralumas ir įėjimas, santykis mūsų ir ta pati visuomenė ir tos pačios davimo savybės labiau atsiskleistų, negu kažką stipriai stumiant, skleiskis arba duok ir panašiai. Pratęskit mane, prašau. Žinot, susiklausiau visų ir dabar nebežinau, kuri visuomenė mane turi kurti. Ta visuomenė, kuri mane kūrė, kurioje aš buvau ten, sakysim, pagal Maslow piramidę iki viršūnės sukurta, nuo pat apačios, pagal gimimo laikotarpių iki, sakysim, ir politikos, ir dėstytojas kūrybinio darbuotojo viršūnių. Ir paskui pasirodo, kad tai nėra gyvenimo pagrindas, nes ta visuomenė mane tokia kūrė.
Sakydavau, va, Vida, tu tą gali, žinoma, tik tu, aš žinoma galiu, padarysiu. Ir padarydavau. Bet ir taip ryškiai dabar jaučiu, kaip jinai kūrė. O šiandien dienai aš galiu pasakyti, kad jinai mane sukūrė kaip savo produktą, bet tai nesu aš. Tai visiškai nesu aš. Aš esu kitas žmogus. Ir aš pradėjau ieškoti tos bendruomenės, kuri, sakysim, bandytų kurti kažką kitą. Tai yra pagal tarnavimą visuomeniai savybė. Kaip tarnauti bendruomeniai. Na, sakykime, mes dabar šnekame. Kuris nors gaunam atlyginimą, ne? Mes skleidžiam geras mintis. Ką mes gaunam? Mes gaunam malonumą. Mes bendraujam. Tai neįvertinama yra pinigais. Tai va tokia visuomenė, pakalbėkim, pradėkim nuo mažo, pabendraukim su kaimynu. Aš sutinku kaimyną prieš kelias dienas ir sako, va tas kaimynas toks ir toks, jisai ten nenori bendrauti. O jisai sako, o tu žino, kaip aš noriu, kad kaimynai pas mane ateitų į pirtį, ašgi kūrenu ją kiekvieną savaitgalį. Bet ne vienam net nedaėjo, kad pas tą kaimyną galima ateiti pirtį, o tas nedrįso užsikviesti, gal nenorės, žinot. Suprantat, mes vienas kito bijom atsiverti labai paprastose, labai tokiuose smulkmenuose, bet nuo to prasideda bendruomenės kūrimas, va, tom nuo mažiausio taško. Ir jeigu mes eisim pagal gamtos dėsnius, tai mes sukursim adekvačią gamtos dėsniams visuomenę. Va, tai mes čia dabar pradedam ir aš manau, jau kiek mes keletą mėnesių taip kuriam ir tikrai malonu ateiti ir niekada negali pasakyti, kad ne, aš neturiu laiko, aš žinot, šiandien pagulėsiu. Va, ta kūryba yra fantastinis dalykas, jinai ir yra pagrindas, variklis ir sėkmės laidas. Toliau. Iš tikrųjų labai turėtume būti dėkingi virusui, nors šiandieną dar to nepripažįstame, nes kadangi kaip vartotojiškoje visuomenėje skaičiuojam viską pinigais ir atrodo, kad visko pagrindas ir viso komforto galima sukurti tik tais pinigų pagalba. Tai yra labai šitas dalykas, koronavirusas labai supurtė visas vertybės. Tikrai prisimenėm tai, ką kalbėjo tėvai, ką kalbėjo seneliai, iš ko jie gyveno, kokie laikai buvo ankstyvam pokaryje, tarkim, kaip jie pragyveno ir kuom jie mokėjo džiaugtis. Iš tikrųjų, tai, kaip ir kalbėjote, kad auklėjimą prisimenė, atgamini tiesiog, iš tikrųjų. Tai. Bet tai tam reikalingos tam tikros sąlygos, kaip šiandienos šitas covidinis laikotarpis. Ir tas bendravimas, taip pat noriu pritarti Vidai, kad tikrai kaimynų mes nepažįstame, mes išeiname, mes pabendraujame, pasirodo, kokie fainų žmonės gyvena aikštelėje, pas mane laiptinėje, išsikepi tortą, išeini kartu suvalgai, dar kažko pasikeitė, ir tokia tikra atmosfera kūrėsi, kad tu tikrai, kad neini į darbą, tarkim, to covidiniu laikotarpiu, tu vis tiek jautiesi patogiai, nes tu atradai tai, ko galbūt ir niekada neturėjai, bet tik prisimeni tai, ką žodiškoje informacijoje perdavė tavo seneliai, tėvai. Toliau. Gerai, turime jau kitą klausimą. Ratas labai įdomi tema. Norisi išsamiai išsemti. Matyti, teks dar padaryti vieną laidą šią temą. Reisim daugiau išsikalbėti. Citata. Visuomenės gerovės augimo nereikia matuoti pagamintos produkcijos augimu. Jei yra viskas, kas būtina, tada niekas neturi augti. Visuomenės augimas bus didesnėme ryšyje tarp žmonių. Kita citata. Pagirtina viskas, kas netrukdo žmonijai arba padeda jai dar labiau priartėti prie didesnės integracijos. Visko pagrindas yra visuomeniniai santykiai. Ir klausimas. Asmeninis, liečiantis jau kiekvieną asmeniškai. Ar yra kokia nors veikla ar įpročiai, kur galėčiau būti naudingas visuomeniai, arba bent jau jai nebekenkti. Dar kartą, ar yra kokia nors veikla, mano veikla ar mano įpročiai, kur galėčiau būti naudingas visuomeniai, arba bent jau nustoti jai kenkti. Prašom, irgi tęskim. Okay. Tai ne Virgi. Ko gero,
Ne man dabar taip. Ne, Virgis, Arūnai. Jo, gerai. Sutrikau truputėlį. Taip, aš nežinau, kad gal tai, ką mes dabar darome, tai jau yra dėl visuomenės, aš manau, mes juk ne dėl savęs renkamės ir norim išnešti žmonėm tą, paaiškinti gal tiek, kiek mes patys suprantam tuose pokalbiuose savo, kas vyksta pasaulyje ir kodėl tai vyksta. Nekenkti tai turbūt irgi, kaip ir buvo daug kalbėti apie tuos materialius dalykus, į tą, ką mes norim pasiekti, tai mums juk nieks to nedraudžia, mes jeigu norim kažką turėti, tai prašom, tai yra tikslas ir įgyvendinti, tik tai yra svarbu tuos tikslus įgyvendinti kažko nenuskriaudžiant, kažko nepaminant, per kažkieno neperlimpant, per kažką tai, kas dažniausiai yra ir kas laidoj buvo paminėta. Aš laimėjau, tai kažkas pralaimėjo. Tai tas laimėjimas, kad nebūtų kažkieno sąskaita. Tai aš manau, tas nekenkimas galėtų būti toksai iš tikrųjų. Toliau. Aš manau, kad kiekviena veikla žmogaus, už kurią jis negauna atlygio ir kuri nesusijęs su jo darbu, tai ir yra turbūt visuomeninė ta veikla, kurią jis daro visuomenės labui. Ir papildysiu Arūną ir pritarsiu, kad iš tikrųjų mes, ką dabar darom, mes juk darom dėl žmonių santykių tarp žmonių, dėl kitos santykių kokybės. Nes, tarkim, jeigu labai nori kažkokio daikto, tu jį nusiperki ir pasidžiaugi kažkiek ir praeina. O santykių turbūt yra tas dalykas, kad santykių žmonės trokšta ir ilgisi visą savo gyvenimą. Tiek vaikai, tiek suaugę, tiek ir pagyvenę žmonės, kaip tas Gajus toks posakis sako, jeigu jis pensininkas, tai jo poreikiai mažesni. Nieko panašaus, jo poreikiai tokie patys ar gal didesni. Kaip tik jam reikia to bendravimo, to teigiamo, pozityvo santykio, kad jis toks būtų. Todėl aš įsivaizduoju, kad mes visi, ką darom, jau esam tiek sąmoningi, kad jokių būdų nekenkiam visuomeniai, o tik viską darom, kad būtų kuo geriau. Perduodu toliau. Nu taip, jeigu kalbėti taip grinai materialiai, tai aš turiu profesiją, aš galiu darbą savo atlikti, mane tai darbas su servisu priklausom, techninis darbas. Tai aš galiu tą darbą atlikti kokybiškai, sąžiningai ir galiu padaryti, nu taip, nelabai ten visur pažiūrėsiu, ten pinigų paėmė ir viskas. Nu tai gal tos pinigus nieks neatšaukia. O toks klausimas, kodėl santykiai, tai irgi vertybė, tai aš papasakosiu trumpai tokią istoriją. Pas mane ateina, reiškia, vienas kaip iš konkurencijos firmos, jie akcininkai. Jie ten negali susišnekėti, tai akcininkai. Sako, nupirk man produktą iš ten, o aš pas tave nupirksiu, brangiau, sumokėsiu tau procentą. Sakau, tai nueik ir nupirk, tu žinai, ir kur tas produktas ir pakiek. O ten sugadinti santykiai ir jisai sutinka sumokėti man kažkokį tai maržą tam, kad aš nupirkčiau pas žmogų, kuris sugadinti santykiai, o jisai pirkti iš manęs, nes jisai tam nueiti negali. Įsivaizduojat, o čia tiesiogiai pavyzdys, kada tie santykiai trukdo mums materiališkai gyventi, nekalbant apie ten būtų tų administracija ir taip panašiai, daugiabučio. Tai, o daugiabučio administracija irgi ten tiesiog šaltinis tų pavyzdžių. Ačiū, toliau. Ačiū. Man norėtųsi padrasinti visus žmonės ir pasakyti, kad visuomenė tai nebūtinai yra ta didžioji masė žmonių. Visuomenė prasideda nuo jūsų minties, kaip aš reaguoju į kitą. Ir net aplinkui nesant žmonių, jūs esat vis tiek visuomeniai. Ir jūsų mažytė veikla, aš tokį pavyzdį pasakysiu, kaip dabar yra grybavimo metas ir pastebi žmonės, išvažiuoja į mišką ir dažnas parsineša maišelį ne tik grybų, bet ir šiukšlių. Ir jų niekas nemato, bet tai yra visuomeninė veikla, mes dirbam bendram labui. Viską tai darom tylom, be jokių pompastikų, be jokių specialių ten paraginimų ir panašiai. Ir kiekvienam noriu pasakyti, jūsų mažytis indėlis, nesvarbu, mato, nemato, tai padaro didžiulį pokytį mūsų santykiuose ir mūsų visuomeniai.
Tai yra labai labai svarbu. Pratęsk. O va tas pojūtis, kurį po tokių darbų pajauti, tai jis pripildo pilną širdį ir tada atrodo, kad ir kišenės pilnos. Todėl, kad visiškai kita reakcija į gyvenimą, ir sveikata, ir nuotaika, ir džiaugsmas. Ir tada eini su šypsena gatvėje ir visi galvoja, ir ko jinai tokia laiminga, arba jis laimingas. Todėl, kad kažkas tai padarė tokį darbą, kurio niekas nematė. Tai yra labai dideli dalykai. Labai dideli dalykai ir jie labai greitai keičiamus. Ir dažniau šypsokimės vienas kitam. Kiekvienas galime prisidėti prie to pozityvo konstravimo. Kiekvienas turime tą, ką duoti ir negaudami mainais nieko. Kiekvienas kažką tai mėgstame daryti, o gal tai, ką mes mėgstame, gali nudžiuginti kitą. Toliau. Ačiū, brangus dalyviai. Realiai apibendrinant, noriu tikais, neturiu su vandeniu, gal sako negalima, noriu pakelti tostą už tuos, kurie patilomis daro dėl visuomenės kažką, nors jų nemato, bet realiai dėl šitų atskirų žmonių veiklos mes galime gyventi gerai, gal netgi neaišku, kur būtų pasaulis, jeigu tie patiliukai žmonės, kažkurie idealistai, sakykime taip, nebūtų darę savo veiklos, ten su maišeliais rinkę iš miško, šiukšlių, galbūt šiandien net nebebūtų to miško ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dar kartą noriu visus pagirti, šlovė ir garbė visiems tiem tokiem žmonėm. Kitą sekmadienį, 16 val. Kviečiame į epochą po koronaviruso pirmojo sezono apibendrinimą. Žiūrėsime laidos kartojimą, parinksime pačią tą laidą, kuri susilaukia daugiausiai emocijų, daugiausiai įspūdžių, apie kurią norime kalbėtis, daugiau tai bus staigmena, kuri tai bus laida. Po laidos taip pat bus diskusija, bus transliuojama tiesioginė eterija, galima ateiti, sudalyvauti, taip pat diskusija, kurios netransliuojamos, bet tai yra daug žmonių, bendruomenė, kuri bendrauja. Galima taip pat ateiti ir tik klausytis ir nebendrauti. Yra įvairios galimybės dalyvauti, įvairios formos. Daugiau informacijos tai rasite kabala.lt tinklalapyje. Ten galima užduoti ir klausimus, jeigu kažkokių kyla susijusių su organizacinės dalykais, su dalyvavimu ir laidomis. Nereikia nusivilti. Pirmas sezonas baigėsi, bet mūsų laukia antras sezonas. Iš karto dar kitą savaitę, dar kitą sekmadienį startuoja antrasis laidų ciklo sezonas. Tai yra kaip ir mokymosi ciklo, diskusijų, aptarimų, ratų ciklo antras sezonas. Toliau, reiškia, turime daug susitikimų, mūsų laukia džiugi nuotaika, daug įdomių temų. Taigi, atsisveikinu kitos savaitės, ačiū dalyviams, ačiū žiūrovams, gero likusio savaitgalio.